Labas rytas visiems. Šiandien norėčiau truputį papasakoti apie tendinopatiją. Kas tai yra ta tendinopatija? Žodis patija tai yra liga, ar ne? Ir yra neuropatija, encefalopatija ir visokių kitokių patijų, kas iš principo reiškia kažkas negerai su tuo organu. Tai ir su tendinopatija yra tokio visuotinai priimto apibrėžimo kaip ir nėra. Vienas iš tokių dažniausiai gal pasitaikančių tai yra, kad yra sausgyslės būklė, kuri atsiradusi dėl padidintos sausgyslės apkrovos ir kuri pasireiškia skausmų sausgyslėje ir aplinkiniuose audiniuose. Ir manoma, kad viena iš tendinopatijos priežasčių yra sutrikusi sausgyslės regeneracija. Tendinopatija tai yra tokia būklė, kuri turi tokią blogą savybę blogėti ir funkcija gali blogėti iki visiško sausgyslės nepakankamumo. Etiologija. Kokia yra tendinopatijos etiologija? Tai yra išskiriamos dvi etiologinės grupės, tai yra vidiniai mechanizmai ir išoriniai mechanizmai. Vidiniai mechanizmai, tai juos galima paklasifikuoti ir išskirti tokias būklės kaip sėdėjimas, sutrikęs metabolizmas sausgyslėje ir aplinkiniuose audiniuose, ląstelių apoptozė arba užprogramuota žūtis, sutrikusi mikrocirkuliacija, padidėjusi apkrova, gretutinės ligos, tokios kaip diabetas, reumatoidinis artritas, vilkligė, kitos ir traumos. Išoriniai mechanizmai, tai dar paprasčiau tariant, tai yra anatominiai dalykai, anatominiai ir fiziologiniai bei pat fiziologiniai, tai degeneracinės ligos, ypač akromioklavikulinio sąnario artrozė, anatominės variacijos, čia turima galvoje ypatingai akromiono formas, kai buvo minėta jau keliose paskaitose šio seminaro metu, sutrikusi mentės biomechanika, taip vadinama serganti mentė, ydinga laikysena. Lyginant dažnumą, tai dažniau vis dėlto pasitaiko vidiniai mechanizmai, kurie buvo išvardinti ankstesnėje skaidrėje. Dabar kaip tą tendinopatiją, kas iš principo, kaip minėjau, reiškia kažkas negerai su sausgysle, galima suklasifikuoti. Irgi visuotinai tokios priimtos klasifikacijos nėra. Pavyko gal atrasti tokius, kur dažniausiai pasitaikančius, tai yra tendinitas, tendinozė ir kalkėjanti tendinopatija. Tendinitas, kas yra itas, tai atsimenam iš 3 kurso, ar ne, uždegimas. Šiuo atveju tai gal daugiau kaip bendrinis terminas apibūdinantis būklę, kuri atsirado po sausgyslės apkrovos padidėjusios, sudirginimo, patempimo, degeneracijos, sutrikusios biomechanikos. Tas, gan neblogai matosi magnetiniam rezonanse, ūminiai dalykai. Kuomet kalbama konkrečiau apie rotatorių manžetės tendinitą, tai yra apibūdinama kaip lėtinė būklė, kurios pagrindinis komponentas arba vienas iš esminių yra uždegiminis procesas. Nyras, tai vienas iš turbūt žymiausias iš peties chirurgų, teigia, kad tos būklės yra susijusios, tai yra pradžiai prasideda tendinitu, kuri pereina į tendinozę ir sausgyslė degeneruoja ir ilgainiui plyšta. Kas tai yra tendinozė? Toks, sakykime, tų apibrėžimų gal irgi galima rasti visokių, bet toks apibendrintas tai yra, kuomet dėl sausgyslės degeneracijos suaktyvėja regeneraciniai procesai, aktyvėja vaskuliarizacija, ką mes galim ir matyti echoskopiškai suaktyvėjusią kraujotaką, pagausėja ląstelių. Ir tendinozėje, priešingai nei tendinitui, yra
nepaprastai nebūdingas uždegiminis komponentas. Tai jeigu labai supaprastinti, tai manau tendinozę galima pavadinti tokią būklę, kai sausgyslė plyšta gyja. Tie plyšimai yra mikro lygio, bet tai yra toks sausgyslės pastovus bandymas sugyti. Ir kalkėjantis tendinitas. Kita patologija tai yra kalcinatų arba, jeigu tiksliau, hidroksiapatito kristalo atsidėjimas sausgyslėje. Sergamumo pikas yra pakankamai jaunas amžius ir truputį dažniau šią ligą serga moteris. Ir šiaip, jeigu ateina moteris jauna su nusiskundimais petyje, tai vienas iš tokių minčių, kuris pirmiausiai turėtų toptelėti, tai ar nebus kalkėjantis tendinitas. Lokalizacija peties sąnaryje, tai dažniausiai, aišku, pasitaiko supraspinatų sausgyslėje. Tie kalcinatukai, jų lokalizacija gali neapsiriboti vien tik sausgyslę, gali migruoti į aplinkinius audinius ir tenai sukelti uždegimą. Apie tendinopatijos klinikinę reikšmę bendrai visų šitų būklių, tai reikšmė yra didelė, kas pasireiškia peties skausmais, judesių pablogėjimu ir pablogėjusią gyvenimo kokybę. Turbūt visi girdėjot pakankamai pacientų skundų, kad nemiega naktimis dėl peties, nesusišukuoja, dar visokių dalykų negali padaryti. Ir tas, aišku, gyvenimo jiems nepuošia. Kaip galima radiologiškai tą tendinopatiją pamatyti? Tai praktiškai visais įmanomais tyrimais. Rentgenų galima pamatyti, tai čia turima galvoj kalkėjantį tendinitą, echoskopiškai, magnetiniu rezonansu ir kompiuterinė tomografija, kuris, aišku, tikrai nėra pirmo pasirinkimo tyrimas. Čia vėlgi turiu galvoje aš kalkėjantį tendinitą, tai dažniausiai yra atsitiktinis radinys visiškai. Kaip echoskopiškai reikėtų diagnozuoti? Kas tai yra echoskopiškai tendinozė? Tai tų kriterijų iš esmės nėra daug. Tai vienas iš kriterijų sausgyslės heterogeniškumas, jos nelygi struktūra, hipoechogeniškus zonų buvimas. Kaip ir antras kriterijus, kaip ir visoj muskuloskeletaliniai echoskopijoje, tai yra lyginimas su priešinga puse. Ta sausgyslė turėtų būti storesnė nei priešingoje pusėje, tikintis, kad priešingoje pusėje jinai bus sveika. Ir dar vienas kriterijus, tai yra sausgyslės storis yra 8 mm ir daugiau, kitur rašo 6 mm. Ir dar vienas kriterijus, tai yra sausgyslės išsigaubimas. Jinai truputį perlipa per savo inserciją, tačiau praktiškai visur akcentuojama, kad pagrindinis kriterijus tai yra klinika, turi būti klinika. Tokių iš netiesioginių gal kriterijų, tai gali būti burzos sienelės sustorėjimas, skystis burzoje. Tuos dalykus pamačius reikia toliau žiūrėti, ar nėra tendinozės. Čia truputį daugiau vaizdų. Vėlgi matome sausgyslę heterogenišką, sustorėjusi. Šitame vaizde matome jau ir plyšimą, kas, kaip jau buvo ne vienoj paskaitoje sakyta, tai dažnai yra kartu einantis dalykai. Galima, kaip minėjau, pamatyti suaktyvėjusią kraujotaką. Čia, aišku, ne visada galima, priklauso nuo aparato, nuo Doplerio lygio. Teoriškai turėtų būti galima. Čia sausgys supraspinatus trumpąją ašimi.
Matom, kaip lokaliai yra išstorėję, marga viskas. Čia vėlgi su plyšimu, su kortikalinio sluoksnio nelygumu. Šita rodiklytė rodo į korako akromialinį raištį, kuris yra įsiveržęs į supraspinatus sausgyslę. Tai yra ankštumo požymis. Subakromialinis ankštumas tai nėra tik tai rėmimasis į akromioną, labai svarbus yra ir korako akromialinis raištis. Šioje skaidrėje galima matyti tendinozę, storą burzos sieną ir skystis burzoje. Čia jau lėtiniai dalykai, didžiojo gumburėlio supraspinatus facetas, visas deformuotas, su paplyšinėjimais skysčių. Čia truputį lengvesnis variantas to paties dalyko. Magnetiniam rezonanse, ką galima matyti, tai iš principo tą patį, tai yra sausgyslė heterogeniška ir yra suintensyvėjęs signalas abiejose sekose. Kalkėjantis tendinitas. Irgi dažnai pasitaikanti būklė, kaip minėjau, ją sukelia kristalų atsidėjimas sausgyslėje ir manoma, kad tai vyksta dėl deguonies stygiaus sausgyslėje. Deguonies stygius, kaip žinia, yra dėl sutrikusios kraujotakos. Tai tiek tendinozei, tiek tendinitui labai svarbi yra kraujotakos būklė. Pacientai labai nustemba, kad paprastai asocijuojasi su sutrikusia kraujotaka tik tai kelios ligos, tokios kaip insultai, infarktai, bet pasirodo, kad ir sausgyslėm tas labai svarbu. Kokia gali būti klinika kalkėjančio tendinito? Nuo jokios klinikos iki labai didelės klinikos. Skausmas paprastai yra ilgalaikis, stiprėjantis, banguotas, ta prasme būna šviesus periodai, būna pablogėjimai, skausmo paūmėjimas sukelia manoma, kad tų hidroksiapatito kristalų migracija. Kalkėjantį tendinitą galima pamatyti ir magnetiniam rezonanse. Tik turbūt čia yra labai didelė prabanga dėl tokios diagnozės daryti magnetinį rezonansą. Pilnai užtenka ir daug paprastesnių tyrimų. Abiejose sekose kalcinatas yra mažo signalo intensyvumo. Perifokalinė reakcija duoda signalo intensyvumo padidėjimą. Turbūt diagnostinė reikšmė magneto rentgeno panaši. Kaip ten matosi, taip ir čia matosi lygiai taip pat. Echoskopiškai tai yra akmuo. Kaip ir inkste, kaip ir tulžies pūslėj, lygiai toks pats akmuo su akustiniu šešėliu. Tų kalcinatų gali būti įvairios morfologijos, tai tas akustinis šešėlis ne visuomet ir gali matytis. Tai klasikiniu atveju taip, bet gali būti ir be šešėlio. Toks heterogeniškumas su hiperechogeniškais intarpėliais. Irgi galima matyti čia turbūt mišri patologija ir tendinozė, ir kalkėjantis tendinitas, ir paplyšinėjimai, ko tik nori. Šioje vietoje irgi matome neovaskuliarizaciją, kraujagyslių atsiradimą sausgyslėje. Paprastai tokie pacientai jau yra vyresni ir
būklių būna ir gretutinių šalia. Tai dažnai galima rasti ir akromioklavikulinio sąnario artrozę, ir subakromialinį subdeltoidinį burzitą, kaulinių vietų uzuraciją, vat kaip minėjo Saulius, tą terminą reiktų jau nebevartoti, erozijas, kaulinių insercijos vietų erozijos. Tai pamačius tokią rentgenogramą, labai tikėtina, kad echoskopiškai sausgyslėje irgi radinių rasime tendinozinių. Kaip atrodo akromioklavikulinio sąnario artrozinis artritas. Burzitai, čia jau buvo tų paveikslėlių. Tai skystis burzos ertmėje, tendinozės fone. Ir kaip atrodo didžiojo gumburėlio kortikalinio sluoksnio nelygumas su praspinatus tvirtinimosi vieta. Jau rentgenologiškai galima įtarti, kad praktiškai net neabejoti, kad padarius tikslesnius tyrimus, echoskopiją, magnetą, rasim patologiją su praspinatus sausgyslėje, nes prie tokio gumburėlio pilnai sausgyslė jau negalės tikrai būti prisitvirtinusi. Matomi apatiniai osteofitai iš akromioklavikulinio sąnario, kurie irgi bus pabrūžinę su praspinatus sausgyslė. Na ir plyšimo vietos insercijoje, manoma, kad irgi tos visos erozijos vyksta dėl kraujotakos nepakankamumo. Blogėja kraujotaka, kaulas lūžinėja ir visi tie dalykai darosi. Ačiū už dėmesį.